Labadiena, gerbiami sakralinio meno ir paveldo mylėtojai. Sveiki susirinkę į trečiąją versmių dieną. Ir norisi pasidalinti, kaip gimsta versmių programa. Norisi pasidalinti keliomis mintimis. Paprastai programa susireguliuoja, jau jos kontūrai būna prieš gerą pusmetį. Temas padiktuoja vietovė, laikas, kada organizuojame versmes. Na ir šiais metais visos temos jau atrodo buvo aiškios ir programa sudėliota, jau paruošta siųsti dizaineriui, ruošiame maketą. Ir gaunu skambutį iš Vilniaus dailės akademijos, sako, atvažiuok į mūsų studentų darbų pristatymą. Ir ką jūs manot, nuvažiuoju, o ten randu profesionaliai restauruotus Tirkšlių bažnyčios liturginius reikmenis, juos matote va šičia, ir profesionalius pristatymus darbų. Tai negi gali nepakviesti ir nepristatyti, neparodyti jums. Puikūs pristatymai, puikiai atlikti darbai, talentingos studentės, aukščiausios kategorijos darbų vadovai. Tai be galo gera buvo matyti, girdėti ir dar labiau gera, kai merginos sutiko atvykti pas mus į Tirkšlius, kas iš Telšių, kas iš Šiaulių. Tai ačiū labai, kad radote laiko ir šiandien esate čia. Na ir nieko nelaukdama pristatau gerbiamą Audronę Salatkaitę, kuri atvyko pas mus iš Šiaulių, iš Aušros muziejaus ir kaip minėjau, Audronė studijuoja Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete. Ką studijuoja, galbūt pati papasakos, o jos restauruota monstrancija matote. Relikvijorius, atsiprašau. Tai prašau, gerbiama Audronė. Gerai. Labą dieną. Oi, kaip keista save girdėti. Tai aš, kaip jau pristatė, dirbu Šiaulių Aušros muziejuje, turiu restauratoriaus kvalifikaciją, bet labai norėjau dar įgyti ir išsilavinimą su tuo susijusi, tai įstojau į Vilniaus dailės akademiją. Tai šiandien aš jums pristatysiu šitą relikvijorių, kaip aš jį restauravau ir kaip aš ieškojau informacijos apie jį. Liūdna, kad jis nėra įtrauktas į kultūros paveldo sąrašus ir visiškai nėra jokių įrašų, nei kada jis bažnyčioje atsirado, nei kas jį dovanojo, ar jo prašė, ar atvežė, ar įteikė. Pats relikvijorius tai yra su šventaisiais paskelbtų žmonių, kaip čia dabar pasakyti, neliekanomis, su palaikais susijęs garbinimo kaip ir indas toksai. Gerbimo ar garbinimo čia vat yra toksai ginčytinas klausimas, nes nei vienas, nei kitas tie žodžiai netinka. Ieško vis dar tarpinio varianto tarp šitų dviejų žodžių, ką su relikvijom žmonės daro bažnyčioje. Nes šiaip iš esmės gerbti vien tik dėl to, kad jos yra, tai nėra visai teisingas pasakymas, o garbinti šiandien, kaip skaičiau, tai jau čia yra Dievas garbinamas. Ir žinoma, visi tie šventieji, kurių relikvijos būna relikvijoriuose, tai beveik visi jie buvo kankiniai. Ir kankinystę jie patys pasirinko įtikėję Dievą. Ir kaip manoma, kad Dievas atėjo į jų kūnus ir dėl to jie tapo tais šventaisiais ir savo pasiryžimu, užsispyrimu ir visais kitais gerais darbais. Tai čia mes turim šventosios Felicitos relikvijorių. Ji buvo taip pat kankinė antro amžiaus pabaigoje, trečio amžiaus pradžioje gyvenusi. Jinai žuvo, taip galima sakyti, jinai nemirė savo mirtim 203 metais kovo 7 dieną Kartaginoje. Ja
užpjudė leopardais ir meškom, bet žvėris ją sužeidė, tik tai atsitraukė ir tada atėjo kaip šitie Romoj, kur gladiatoriai, atsiprašau labai. Atėjo gladiatoriai ir ten jie buvo keturiese tie kankiniai ir juos nužudė jau galutinai. Ir 1907 metais, kasinėjant Kartaginoje tą vietą, kur stovėjo bažnyčia, rado įrašą, kad penkto amžiaus įrašą, tai čia yra gerokai vėliau, čia 200 metų po tų įvykių, kad būtent toj vietoj jie buvo nužudyti tie kankiniai. Tai ir paskui labai išplito šitos relikvijos visos. Ir relikvijos būna irgi 3 lygių. Tai pirmo laipsnio tai yra ta, kuri tai yra jau palaikai, antro laipsnio tai yra daiktai buvę su palaikais ir trečio laipsnio daiktai prisilietę prie palaikų, tai ten kokia nors, nežinau, audeklas, kuris buvo prisilietęs tiesiog. Nes drobulė tai jau būtų antro laipsnio. Ar ten rūbas, ar vinis, ar kryžius. Tai gal apie pačius relikvijorius tiek. Tai vat čia taip tokį aš jį gavau. Absoliučiai be jokių įrašų, kaip minėjau, be jokių žymių, kaip ir nelabai jisai pakenktas, kaip man iš pradžio atrodė ir dar iki vakar dienos man taip atrodė. Paskui aš jau radau, kas čia ne taip. Man didelį klausimą kėlė, atsiprašau, ne tas, šita vieta, kaip sunkiai valdosi, konkrečiai šita vieta, nes tas kryželis kaip ir gražiais atrodo, kol žiūrit iš relikvijos pusės, bet iš kitos pusės jis kaip ir nelabai taisyklingas. Ir paskui radau kitų visokių prie ko prisikabinti, tai šita vieta yra tokia lyg ir pakišta po debesėliais ir angeliukai. Kur dabar tie mano angeliukai? Čia turi irgi vinukus tokius, kurie kaip ir svetimkūniai atrodo. Na, bet ką gavau, tą restauravau. Tai čia iš arčiau yra ir šitie cvekučiai. Ir šitas lapas akanto pakištas, nors atrodo, kad jis ten neturėtų būti. Tai ką aš su juo dariau? Aš palaipsniui ardydama jį fotografavau, nes aš sakau, man sukėlė įtarimų tos detalės, dėl to aš viską fotografavau, kad surinkčiau būtent taip, kaip jis buvo man atiduotas. Aš gal turiu minčių, kaip jis pirminiai atrodė, bet aš jį surinkti privalau taip, kaip man jį atidavė. Ir išardyta buvo iki kapsulės. Į kapsulę nelindau, negalima, etika neleidžia. Vienas dalykas, kapsulė tai... Kapsulė yra šita dalis. Čia ką jūs matot, čia. Ir dar įtarimą sukėlė, kad ten nėra plombos. Šiaip yra visos skylutės, būdavo perveriamas šilkinis siūlas ir dedama plomba, kad būtų nepažeista, nedingtų pati relikvija. Plombos nėra, relikvija yra. Tikėkim, kad ta, kuri ir buvo pirminiam variante. Tai čia pirmiausiai pradėjau nuo aukso, nes smagiausiai gyvaloma. Relikvijoriai šiaip apskritai yra garbinimui, kadangi skirti indai, instrumentai, tai jie dažniausiai sidabriniai auksuoti, kai sunkesni laikai buvo, tai buvo žalvariniai, tada sidabruoti ir auksuoti ir kai kurios detalės sidabrinės. Tai auksas labai malonus metalas, nes jam niekas niekada nesidaro ir čia tie pajodavimai, kurie matosi čia. Tai čia dėl to, kad po apačiai yra sidabras. O sidabras reaguoja į sierą esančią mūsų kvėpuojamą morę. Tai čia labai taip smagiai man viskas nusivalė ir
aš jį visai nesudėtingai šitą vietą, man mokančiai, žinančiai, visai nesudėtingai. Šičia su sidabru jau buvo sudėtingiau. Sidabro va šitie va sulfitai, jie labai stipriai įsisenėja ir kuo ilgiau mes jam leidžiam ten būti, tuo storesnis sluoksnis jų atsiranda ir tada ir duobelės visokios ir būna, kad ir neišsivalo. Bet kreida, naminiam sąlygom, galima su kreidos milteliais, dantų pastos nenaudokit, gali dar naudoti sodą. Bet soda irgi abrazyvas, tai, o kreida jinai tokia minkštutė yra, kad jį užpoliruoja ir nepakenkia pačiam paviršiui. Tai tų vietų, kurių neišėjo man jau nuvalyti taip kaip auksė, tai tas vietas jau aš kreida perpoliravau. Ir čia buvo sudėtingiausios vietos, tai kaip įlysti, čia paskui tikriausiai prieisit ir pažiūrėsit, čia yra šita apačia, kaip įlysti į kiekvieną iš tų skilučių ir išvalyti. Aš suprantu, kad ten yra tiesiog tie sulfitai, bet aš jų su vatos tamponų niekaip negalėjau iškrapštyti, tai pasinaudau šepetėlių dantų ir padirbėjau. O čia, kaip jau minėjau, relikvijos plomba nerasta ir kaip man atrodė viskas čia taip, kaip buvo pirminiam variante, va šitos va visos sidabrinės juostelės, čia aplinkui irgi yra tokia sidabrinė kaip grandinėlė, galima sakyti, susukta. O ten jau kas po stikliuku, tai visiškai klasicizmui būdinga relikvijos įdėjimo, kapsulės suformavimas, taip sakykim. Ir čia buvo visai gražiai, o čia tokie sidabriniai smeigtukai iš viršaus. Ir čia matosi, kad ta relikvija turi kabliuką. Ji galbūt kažkada ir buvo kabinama ar kaip votas, ne, kaip votas greičiausiai ne, bet ji kaip ir turi kabliuką, tai galėjo būti jos pirminis tas relikvijorius, ta vieta su pakabinimo vieta. Čia antras smeigtukas yra apačioje prismeigtas, kad nesislankiotų. Ir čia yra šilkinių siūlų dar prisiūta šonais. Grįžtam. Stikliukas mane labai sužavėjo. Negalėjau aš prie jo nei lysti, nei ką. Stiklas per laiką, nebūtinai net būdamas grunte, jis eižėja ir porėja, dėl to drumščiasi. Tai jo nei poliruoti, nei ką nors daryti jam negalima. Bet jis visas nušlifuotas aštuonkampio. Labai gražu, kad žiūrint į tą relikviją, jis spindėtų kaip deimante, kad būtų. Tai va čia taip atrodo po jau valymo viso pilno, viena pusė ir antra pusė. Ir va čia palyginimui, kaip pasikeitė, atrodo, kad nieko aš čia daug nedariau, o vaizdas yra. O iš tikrųjų tai dariau aš čia dalykus. Nėra taip paprasta, kad paėmė ten pavaliai, nuploviai ir viskas. Ir tada aš pradėjau ieškoti analogų. Ir galvoju, kažkaip vis tiek reikia surasti, bent užsikabinti už kažko, iš kur ir kaip jie atėjus. Ir randu Šventos Teresės relikvijorių Lekėčių bažnyčioje. Nugarėlė identiška, visiškai. Neradau nuotraukos su relikvija. Negaliu palyginti, ar tokiu pačiu principu įdėta relikvija, bet man užteko tam, kad galima tvirtinti, galima teigti, kad tai yra masinės gamybos produktas. Ir jau auksakaliai, kurie anksčiau, tarkim, tai būdavo labai įspūdingas auksakalio darbas su akmenim, su emalėm, su viskuo. Ir po truputį išstūmė pigesnį
šitie, nes čia irgi nėra vien grinai auksas ir sidabras, tai visi šitie pigesni dalykai išstūmė auksakalius ir jie po truputėlį numenko. Tai vat, ką aš norėjau sau patvirtinti, tai va šita vieta, kaip matot, kryželio, ir tas lapas. Va šitas, jisai niekur nepalindęs, kaip palyginus kaip čia. Tai gali būti, kad buvo nulūžęs, nes tai čia nusisuka šitoj vietoj, nusisuka nodusas ir tada lieka vien tik tai pėda. Ir panašu, kad kur Glorija jungiasi prie noduso, tai tikriausiai toj vietoj buvo lūžęs ir dėl to yra sutrumpintas pats kaklelis ir dėl to palenda tas lapas. Ir aš radau Švento Pauliaus relikvijos kapsulę, lygiai tokią pačią, tik tai, kaip matoma, Felicitos yra didesniam įtverta jau ir, kaip jau minėjau, aš manau, kad tai yra vėlyvesnio tiesiog laikotarpio relikvijorius, nes identiškai atrodo. Ir kairėje jūs matot Švento Petro ir Pauliaus šventųjų relikvijas, kurios yra klasicizmo laikotarpio relikvijoriuje. Jis skiriasi tiek nodusu, tiek pėda, tiek puošyba, kryžiaus forma. Ir matot čia Felicitos Tirkšlių bažnyčios jau tą relikvijorių. Ir juos skiria 100 metų. Vienas amžius. Gal ir nedaug, bet visam tam dailėje, bažnytinės dailės raidoje, tas 100 metų leidžia manyti, kad tai buvo ne pirminis relikvijorius šiai relikvijai. Ačiū uždėmesi. Ar turit klausimų? Ne. Ar turime klausimų? Ne, dar nežinau. Vat sakau, kaip ir nuėjau iki tos vietos, jau kur galima ieškoti, galima važiuoti į Lekėčius ir žiūrėti ten knygas, kas užsakinėjo ir pas ką užsakinėjo. Ir tada jau galima sužinoti, kur tai buvo paimta. Ir tada ten nuvažiavus galima ieškoti, kas čia užsakinėjo ir kokio tikslo. Tai va. Aš tuoj atnešiu mikrofoną, paklauskite. Kokio laipsnio yra šitas relikvijorius? Pagal tai, kas matosi, tai panašu, kad pirma, kad tai yra palaikai. 100% teikti nedrįsčiau, nes įrašų nėra, o viskas yra per 1000 su virš metų. Tai. Ar norime dar paklausti? Paklausite vėliau, po kito pristatymo. Tai, miela Audronė, ačiū Jums labai. Jums versmių mažos dovanėlės, kurios stiprina draugystę. Ir pristatau jūsų kolegę Gabiją Ramanauskaitę, kuri kalbės apie kitus restauruotus daiktelius. Tai sveiki visi. Aš esu Gabija Ramanauskaitė ir taip pat studijuoju Vilniaus dailės akademijai, Telšių fakultete ir studijuoju metalo dirbinių restauravimą, esu dabar jau 3 kurso studentė. Ir pristatysiu Jums sekančią šito pristatymo dalį, tai yra šitas 2 liturginės taurės, kurias restauruoti mūsų akademijai davė Tirkšlių bažnyčios klebonas daktaras Petras Smilgys. Tai galbūt pradėsiu nuo šios taurės ir jos tipo, kuo ši taurė ir išsiskiria iš kitų. Tai atsižvelgiant į taurės sandarą, originaliai tai buvo pagaminta kaip kielikas, kuris naudojamas švenčiausiam sakramentui ir pamaldų metu jį pilamas vynas, tačiau vėliau galimai apie 19 amžių
pridėjus dangtelį, indo tipas buvo pakeistas į komuninę. Stilistiškai taurė priklauso barokui, o tiksliau gėlių baroko atmainai. Ši atmaina paplito Vilniaus auksakalystėje 18 amžiaus paskutinėme ketvirtyje ir, kaip matote, pasižymi naturalistiškais augalų ir gėlių motyvais. Taip pat dėl įkalo esančio ant taurės pėdos apvado žinomi ir taurės pagaminimo metai, tai yra 1681. Tačiau indo autorystė nežinoma, nėra jokio meistro įkalo, bet atsižvelgiant į dekorą ir atlikimo techniką, galima būtų spręsti, kad taurė pagaminta Lietuvoje. Taigi visada prieš pradėdami restauruoti objektą, vienas pirmųjų darbų, kurį darome, tai būna nustatyti objekto vertę ir jo istoriją. Taigi pagal Lietuvos Respublikos kilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymą aš nustačiau šias vertes, tai istorinė ir memorialinė, todėl kad objektas buvo paaukotas senai Tirkšlių bažnyčiai, pastatytai dar 17 amžiuje ir galimai pagamintas to meto klebono lėšomis, Saldžiausiojo Mergelės Marijos vardo brolijai. Taip pat nustačiau meninę vertę, nes yra gan retas Žemaitijoje išlikęs gėlių baroko stiliaus liturginio indo pavyzdys ir, žinoma, be abejonės religinę vertę dėl pačio indo pagaminimo bei panaudojimo konteksto. Taigi, kaip ir minėjau, šis indas yra tipiškos barokinės liturginės taurės sandaros, kuris susideda iš pėdos, kojelės su kriaušės formos nodusu ir taurelės su kraitele. Ir vėliau galimai apie 19 amžių buvo pagamintas ir priderintas baroko stiliaus dangtelis, kuris pritapo ir nepažeidė visos taurės stilistikos. Ir taip pat kalbant apie sandarą, Prano Gudino restauravimo centre Vilniuje buvo atlikti taurės sudėties tyrimai ir nustatyta, kad taurė buvo nukaldinta iš žalvario, tuomet buvo padengta sidabru ir padengta auksu. Taip, tai sekanti taurė yra vėlyvojo baroko rokoko stiliaus ir pagal tai galima spręsti, kad ji pagaminta galimai tarp 18 amžiaus antrojo ketvirčio ir 18 amžiaus antros pusės, nes ant šios taurės jokio įrašo apie pagaminimo metus nėra. Yra tik tai ant pėdos atlanko įraše paminėta tik tai, kad taurė perdaryta į naują 1776 metais ir jokio meistro įkalo ant taurės nėra, todėl autorius yra nežinomas. Taigi vėl gavus į objektą buvo nustatytos vertės, remiantis tuo pačiu įstatymu. Tai buvo istorinė ir memorialinė vertė, nes 1776 metais taurė perdaryta tuometinio Tirkšlių koadjutoriaus į Rupeikos rūpesčių ir lėšomis, bei priklausė 1926 metais sudegusiai senai Tirkšlių bažnyčiai. Taipogi nustačiau meninę vertę, nes tai yra būdingas vėlyvojo baroko rokoko 18 amžiaus antrosios pusės stiliaus liturginio indo pavyzdys ir religinę vertę, nes tai yra tipinis katalikų bažnyčios liturginio indo pavyzdys. Ir taip pat truputį praleidau, nepaminėjau, gal galima grįžti prie sekant į kelias skaidres atgal. Dar vieną. Ir dar vieną. Tai nepaminėjau apie įrašą. Tai ant šitos taurės apatinės pusės pėdos atlanko yra įrašas. Įrašas yra lenkų kalba. Ir išvertus jis sako, jog kielikas yra paaukotas Tirkšlių bažnyčios Saldžiausiojo Mergelės Marijos vardo brolijai 1681 metais. Tai čia ant šitą taurę irgi turi įrašą. Įrašas taip pat yra lenkų kalba ir išvertus jis sako, kad kielikas į naują perdirbtas rūpesčių ir lėšomis kunigo į Rupeikos Tirkšlių koadjutoriaus tarnaujantis Tirkšlių parapijos bažnyčiai 1776 metais.
Taigi dabar apie šios taurės sandarą, tai yra tradicinė ir tipinė vėlyvojo baroko liturginiams taurėms, pėda, profiliuota kojelė su nodusu ir taurelė. Taip pat šios taurės tyrimai irgi buvo atlikti Prano Gudyno restauravimo centre Vilniuje ir nustatyta, kad taurė kaldinta iš žalvario bei padengta sidabru ir auksu. Galiausiai vizualiai apžiūrėjus objektus buvo nustatyti jų defektai, sudarytos defektinės schemos. Tai nustačiau pagrindinius tokius defektus, bendrai abiem tauriam ir kai kurios atskirai. Tai objektų paviršius oksidavęsis, pasidengęs nešvarumais ir korozijos produktais, vietomis nusitrynusi objektų išorinė danga, tai yra auksavimas ir sidabravimas. Vėlyvojo baroko taurės viduje pastebima taškinė vario korozija dėl vyno rūgšties poveikio, tai šitoj mažesniai tauriai. Ir kai kuriuose vietose šitos taurės buvo deformuota pėda ir ant jos esantis dekoratyvus skalstimas. Tai šito iliustracijai matote gėlių baroko taurelės ir kraitelės paviršių iš arčiau. Ir matosi, kad jis yra pasidengęs nešvarumais, oksidais ir korozijos produktais. Ir kitoje fotografijoje matote, kad deformuota ir išlinkusi taurės pėda. Toliau šitose fotografijose matote gėlių baroko taurės viršutinė danga, pažeista viršutinė danga ant noduso ir ant dangtelio. Tuomet vėlyvojo baroko taurės viduje matosi pirmoje fotografijoje nusitrynusi danga ir pasireiškusi taškinė vario korozija bei pėdos paviršiaus nešvarumai. Čia iš arčiau matosi nusitrynusi taurės paviršiaus danga, tai paauksavimas. Gerai. Taigi, atlikus objektų vizualią apžiūrą ir sudėties tyrimus, jau buvo galima sudaryti restauravimo programas, tai yra, kitaip tariant, restauravimo darbų planą, kur buvo įvardinti ir apšnekėti kiekvienas technologinis žingsnis ir norimas pasiekti rezultatas. Ir tada prasidėjo pats jau restauravimo techninis procesas, technologinis. Tai visų pirma, objektai buvo demontuoti. Tuomet vyko objektų paviršiaus nešvarumų ir oksidų korozijos produktų valymas mechaniškai ir naudojant cheminės medžiagas. Taurės buvo merkiamos į pasigamintą cheminį tirpalą, tam, kad atpalaiduoti paviršiaus nešvarumus ir korozijos produktus. Ir tuomet nuvalytos mechaniškai naudojant švelnų abrazyvą, panašiai kaip Audronė minėjo, taip pat kreidą naudojam. Gerai. Taip pat toliau buvo ištiesintos gėlių baroko taurės deformacijos, naudojant guminius įrankius tam, kad tiesinimo metu nepadaryti papildomų deformacijų. Dangtelio apvado tiesinimui buvo pasigaminti specialūs įrankiai atitinkantis dangtelio išlinkimą. Ir šią deformaciją buvo svarbu kiek įmanoma ištiesinti, norint, jog dantelis laikytųsi ant taurės, nes kai taurę gavau, tai jis praktiškai net neužsidėjo, tai teko pakoreguoti patį dangtelį. Toliau sekė, kitas žingsnis buvo tose vietose, kur paviršiaus danga labiausiai nusitrinus, ją atkurti. Sidabravimas ir auksavimas vyko elektrolizės būdu, naudojant elektros srovę, metalinės plokšteles bei sidabravimo ir auksavimo reagentus. Tai iliustracijose matote vienos iš taurių, tai yra šios taurės padengimą, vidinės dalies padengimą sidabru ir padengimą auksu. Padengtos buvo ir taurės išorinės dalis. Truputį grįžkai. Gėlių baroko taurės dengti papildomai beveik nereikėjo, nes danga ganėtinai gerai išsilaikiusi, buvo dengta tik šita vieta truputėlį ties nodusu, o vidinė taurės dalis nebuvo dengta.
Kadangi šitos taurės bus dar naudojamos, tai labai buvo svarbu, nes šita taurė viduj praktiškai nebeturėjo jokio dengiamo sluoksnio ir ten buvo taškinė korozija ir jinai labai reaguoja į vyno rūgštį ir toks buvo sprendimas padengti dangą tiesiog, kad būtų galima toliau naudoti taurį ir kad ta korozija toliau neplistų ir nedarytų papildomų pažeidimų pačiai tauriai. Ir galiausiai abu objektai buvo švelniai nupoliruoti ir padengti apsauginę dangą, taip juos užkonservuojant ir apsaugant nuo tolimesnių pažeidimų. Ir turiu nuotraukas, bet aišku, gyvai irgi matosi, koks yra galutinis rezultatas. Ačiū. Taip, gal irgi turit kokių klausimų, pasistengsiu atsakyti, jeigu žinos. Palaukite, tiesioginių transliacijų žiūrovai taip pat nori girdėti, ko jūs klausėte. Noriu paklausti, išardyti yra lengviau negu sustatyti? Yra toks dalykas, kad mes, kai restauruojam, viena pagrindinių taisyklių yra, kad viską reikia fotografuoti, kiekvieną žingsnį, kad jis atrodo kiek būtų nereikšmingas, nes jis padeda paskui tiesiog atsekti, kaip turi būti sustatoma ir visa kita, nes kitaip, tiesiog tu gali netaip įdėti ir jau pažeisi kažkaip indą, per daug įsikiši jį. Tai... Turime dar klausimų? Išseko. Tai, miela Gabija, ačiū tau labai, kad esi šiandien čia su mumis. Vietoje klebono aš jau jūsų ir nebepaleisčiau iš čia, nes, kiek žinau, indų restauruojamų ir visokių reikmenų dar yra šitoje bažnyčioje, tai ko gero jūs čia užsibūsite abi. Tai dar kartą ačiū ir netrukus skelbsime techninę pertrauką. Tačiau noriu pasakyti, kad mūsų antros paskaitos lektorius labai skuba pas mus iš Vilniaus ir žinau, kad jisai vėluos kokį 15, gal net 20 minučių. Bet mes tą laiką esantys čia, netiesioginių transliacijų žiūrovai, išnaudosime labai produktyviai. Mes apžiūrėsime ne tik tai medžio meistrų darbus, skulptūrėles, kurios iškeliaus į kapinių vartus, tačiau šiandien čia Tirkšlių bažnyčioje dirbo restauratorė, architektė restauratorė Neringa Šorkauskaitė Šimkuvienė. Ir klebonui leidus mes turėsime puikią progą pamatyti, ką ji šiandien padarė, kokius čia sluoksnius atidengė, kas atidengė, kokios spalvos, kokios medžiagos, tai turėsime puikią progą visą tai ir pamatyti. Tai dėkoju dar kartą pranešėjoms, dėkoju jums, kad radote laiko, dar vis dėlto darbo metas, kai paskaita prasidėjo, bet jūs radote laiko ir esate čia Tirkšliuose, taigi dėkoju ir skelbiu techninę pertrauką.